Nuo sausio pradžios iki rugpjūčio pradžios baltasis mėnulis, kuris siejamas su angelais sargais, su geruoju karminiu atpildu judės vėžio ženklu. O vėžys tai šeima, namai, nekilnojamas turtas, tad tai yra laikas puikus kurti šeimą, įsigyti namus arba juos remontuoti. Prašom nepraleisti tos progos. Tai gera žinia ir lietuviam, nes Lietuva pagal etnos yra vėžys. Ir tai reiškia, kad kažkokia atgaiva tauta sulauks atgaivos. Nuo kovo pabaigos juodasis mėnulis eina į Avino ženklą ir juo judės iki gruodžio vidurio. Avinas siejamas su agresija ir juodasis mėnulis Avine be abejo tą agresiją skatins. Ir dažniau ta agresija bus neteisinga. Todėl jau minėjau, kad pasistengkite kitais metais išmokti ramiau reaguoti visą, kas vyks aplinkui. Na, o gruodžio 17 dieną juodasis mėnulis eis į Jautį, ženklą, kuris siejamas su pinigais, turtu, su materialiomis vertybėmis. Na ir tada taps aišku, kiek mes esame turtingi, galingi, kiek atsparus kriziniams reiškiniams. Jeigu norime dar po metų gerai sutikti 12-uosius, turime pamąstyti šiais metais, 11 metais apie dorą uždarbį, apie skolų grąžinimą ir apie tai, kad metų pabaigoje iš mūsų gali būti atimta tai, kas mums nepriklauso. Be to, Palmyra perspėja visus, kurie prasidėjus naujiems metams norėtų pakeisti savo gyvenimą 180 laipsnių kampu ir taip sulaukti sėkmės. 2011-ieji tam visai netinkami. Tiems, kas mėgsta permainas, nors permainų tikrai pakaks, metai nebus džiugus, nes tai bus tos permainos, kurios užduos tokius klausimus, kurios sukels tokią stresinę situaciją, kad geriau jau jų nebūtų. Todėl pagrindinis patarimas kitais metais savo norų, savaime, jeigu tik tai niekas neverčia, jeigu tik tai niekas nelaiko pistoleto rėmės, į nugarą nieko nekeisti. Besibaigiantis jos patarimai visiems 12 zodiako ženklų. Ir nors Palmyra jau įkvėpė šiek tiek optimizmo, pažadėjusi, kad balto zuikio metai bus lengvesni, tačiau smalsu sužinoti, kurie iš mūsų būsime tikri laimės kūdikiai, o kuriems dar teks palaukti geresnių dienų. Beje, Palmyra sako, jog labiausiai galės džiaugtis žemės ženklai. Pradžioje prasidėsiančius Kiškio metus, pasak astrologų, galima pavadinti šeimos metais. Jie bus gerokai tinkamesni kurti šeimą ir susilaukti vaikų, nei tik pasibaigę neramiojo tigro metai, kurie beje lietuviškame pramogų pasaulyje pažymėti net kelių žinomų porų skyrybomis. Garsiausia Lietuvos astrologė Palmyra Kelertienė ne veltui tigro metus buvo pavadinusi intrigų ir provokacijų metais ir įspėjusi, jog meiliai tikrai nelaikas. Tuo tarpu Kiškis žada savo globą talentingiems žmonėms ir nors jis šiek tiek bailokas, tačiau itin vertina diplomatinės gudrybės. Todėl kitais metais tvarkydami savo reikalus nebūkite agresyvūs ir įžūlūs, tik tuomet jums viskas pasiseks. Be to, astrologai įspėja, jog netrukus prasidėsiančiais Kiškio metais apie savo planus geriau neskelbti iš anksto, tik taip niekas nesutrukdys jiems išsipildyti. Ir vasaris tai patys geriausi mėnesiai avinukams, kada jie iš tikrųjų gali daug ko pasiekti, sulaukti pripažinimo. Tad visus svarbiausius metų darbus, bent jau kažkokių didelių projektų pradžią patarčiau planuoti būtent tuo metu. Tačiau nuo kovo pabaigos, kai juodasis mėnulis 9 mėnesių įeis į Avino ženklą, avinukai pastebės, kad ta didžioji sėkmė kažkaip tai jau taip labai nebesišypso, lyg tai traukiasi į kampą ir elgiasi netgi visiškai išdavikiškai. Ir ko gero pagrindinis tada avinukų klausimas bus, kas dar? Ir taip iki metų pabaigos. Kas dar blogesnio, ar ne? Na taip, kas dar? Jie tikrai moka dirbti, bet jaučių reikia ir daug ilsėtis. Tad pirmą metų pusę iki birželio mėnesio bus didysis poilsio laikas. Tačiau jaučiai turi nepamiršti, kad nuo birželio pradžios Jupiteris bus jų ženkle ir prasidės didysis kovos veiklos periodas, kai jie turės parodyti ir įrodyti, kad yra geriausi. Tiesa, likimas jiem padės. Iš tikrųjų niekas nesiginčys su jų išskirtinumu, su jų lyderystė, bet be darbo nieko nebus. Ir prasidės juodo darbo periodas. Tada jie ars kaip tikri jaučiai.
Galima vertinti sausio pabaigą ir vasarį kaip išskirtinai palankų laiką dvyniam. Jiems, kaip ir avinukams, galėčiau patarti tuo metu susitvarkyti svarbiausius metų reikalus, nes tai iš tikrųjų bus pats geriausias laikas, kai jie galės dar kažką keisti savo gyvenime, kai iš esmės viskas priklausys tik nuo jų geros valios, tik nuo jų pastangų. Nuo pavasario, nuo kovo mėnesio prasideda ilgalaikio nusiraminimo, netgi savotiškos stagnacijos periodas, jis truks maždaug 1,5 metų, kai teks išmokti nusileisti, prisiderinti, nereikšti iniciatyvos, kita vertus išmokti pasinaudoti bet kokią palankę progą. Pavydėti. Vėžius galiu tik pasveikinti su artėjančiu geru periodu, jis yra retas, būna tik kartą per 7 metus, todėl būtų gerai nepražiopsoti, nepraleisti pro pirštus to gero laiko. Ir labiausiai šviežiam linkėčiau kitais metais, tie, kurie dar nesusituokia, susituokti, pagimdyti vaiką. Jeigu neturite savo namų, įsigykite naujus namus arba padarykite remontą. Palmyra sako, jog liūtams vertėtų įsiklausyti jos patarimus ir karjeros reikalus tvarkyti tik tai palankiausiu tam metu. Liūtai irgi nebus nuskriausti. Iš esmės visi metai smagus. Daug naujų gerų dalykų pirmą pusmetį, ypač jeigu liūtai yra keliautojai, jeigu jų veikla yra susijusi su užsieniu, ypač tiem liūtam pasiseks. Itin šviesus laikas liūtų laukia nuo rugpjūčio mėnesio, nes baltasis mėnulis eis į jų ženklą ir tada liūtai gali tikėtis tikrosios sėkmės ir tikrojo pripažinimo ir ypač veikloje. Tai bus metas, kai jiems seksis daryti karjerą. Kiti metai bus iš pradžių sudėtingi. Manau, kad iki birželio mėnesio ne kartą joms teks susiraukti. Visokių nemalonių likimo kaprizų, išdaigų pakaks. Tad iki birželio mėnesio mergelėm patarčiau labai neatsipalaiduoti, susitelkti ir žinoti, kad tos problemos, kurios kažkada jau buvo jų gyvenime, gali atsikartoti. Netikėtai, galbūt per kitus žmonės, bet vis dėlto gali tekti kartoti nesmagias gyvenimo permainas. Nuo birželio netikėtai viskas ims keistis, atsivers naujos perspektyvos. Ir prasidės puikus laikas plėsti savo veiklą. Atsiras galimybės įspręsti finansinės problemas. Šokis. Kartelė kitais metais svarstyklėm bus užkelta aukštai. Ir jeigu jos nori peršokti tuos barjerus, turi būti labai disciplinuotos ir daug iš savęs reikalauti. Šiaip sau svarstyklės nieko negausų. Už viską teks kovoti, reikės labai susitelkti. Kitaip kalbant, jų laukia olimpinės varžybos. Na, ko gero, patys džiugiausi mėnesiai bus sausio pabaiga, vasaris. Tad jeigu svarstyklės ruošiasi tuoktis, įsimylėti, ar šiaip šiek tiek lengvabūdiškai pasielgti, gali mėginti laimę šiais mėnesiais. Vėliau patarčiau visus vėjus iš galvos išvaikyti ir labai rimtai susiimti. Kiti metai skorpionam kontrastingi. Pirma metų pusė – juodo darbo laikas, kai turi viską atiduoti ir kai tave gręžia kaip citrina. Taupykite jėgas, saugokite sveikatą, nes kitais metais išryškės ir jūsų silpnosios vietos. Tad stiprinkite imunitetą, tikrinkitės ir nenumokite ranką, jeigu pajusite kažkokių negalavimų, nes tos ligos, kurios atsiras kitais metais, gali virsti lemtingomis. Beje, pasak Palmyros, nuo birželio mėnesio prasidės itin tinkamas metas skorpionams ieškoti poros ir tuoktis. Tad galbūt šis astrologijos patarimas galėtų puikiai tikti ir Deividui Zvonkui. Tuo tarpu gimusios po Šaulio ženklo astrologija įspėja saugotis apgaulių ir netgi atidžiau pažvelgti į savo draugus. O kaip žinia, Šaulys yra mūsų premjeras Andrius Kubilius. Metų pradžia Šauliam bus nekokia, tad pirmom metų savaitėm tikrai nieko gero nepajus. Sėkmė ateis sausio pabaigoje. Ir sausio pabaiga bei vasaris, ko gero, pats sėkmingiausias, šviesiausias laikas metuose, kai jie, ko gero, nepadarys klaidų. Vėliau didelis pasitikėjimas savimi, savo galimybėmis ir
apgaulės, iliuzijos. Ir nuo balandžio mėnesio svarbiausias dalykas, kurį turėtų įsidėmėti šauliai, visada pasitikrinti, ar tai ne iliuzija, nes polinkis iliuzijom nuo balandžio mėnesio tikrai sustiprės. Kitų likimus nusakančiai būrėjai Vaivai Budraitytei, kaip ir kitiems ožiaragiams, Palmira Kelertienė žada itin gerus metus. Tik ožiaragiai turėtų pamiršti savo polinkį į begalinį darboholizmą. Patarčiau pirmą metų pusę iki birželio mėnesio labiau susitelkti ties artimųjų interesais, poreikiais. Dažnai ožiaragio apie tai visiškai nieko nenutuokia, nes ožiaragio pagrindinis tikslas yra veikla, yra darbas. Tai tikrųjų darboholikų ženklas. Ir iki birželio mėnesio tai bus antikarjeros laikas, kai ožiaragiai vienintelį, ką gero gali padaryti, tai pasitarnauti savo artimiesiams, savo šeimai. Nuo birželio mėnesio prasideda gerosios permainos. Staiga viskas tampa lengva, džiugu ir sėkmė lydi viskame. Ir veikloje, ir asmeninėme gyvenime. Kiek žinau, vandeniai labai mėgsta Murphy ir jo dėsnius. Todėl, kad labai neužšinti man burnos, kalbant apie 2011 metus, patarčiau įsigyti Murphyo dėsnius ir paskaityti. O skaityti reikėtų pradėti nuo tos vietos, šypsokimės, ryt bus blogiau. Tai reiškia, vandeniam reikėtų į viską žvelgti su šypsena, kaip blogai. Patarčiau vandeniam netikėti, ką aš sakau, gal kas nors gero ir nutiks. Norėčiau būti blogų, netikusių pranašų. Iki balandžio mėnesio dar žuvis neturėtų atsipalaiduoti. Tai laikas, kai dar galimi patys įvairiausi išbandymai, kai teks įrodinėti, ko esi vertas, kad gali pakelti bet kokius sunkumus, bet kokius išbandymus. Na, o nuo balandžio išbandymai baigėsi, bet ir praeina tas didysis švitimo periodas. Prasideda darbo metas, kai jos turės įrodinėti, kad jos yra vertos to, ko jau pasiekė ir kad jos gali judėti ir toliau. Ir vis dėlto nereikėtų pamiršti svarbiausio ir ko gero optimistiškiausio Palmiros Kelertienės palinkėjimo mums visiems. 2011 tikrai bus lengvesni ir ramesni nei praėjusiai. Tad tiek norėjome jums šį vakarą papasakoti. Dėkui.